Iš tikrųjų, įstatymas nenumato minimalios ar maksimalios ribos, kokia ta suma yra tinkama. Tačiau teismų praktika orientuojasi į minimalų mėnesinį atlyginimą. Vaiko išlaikymo dydis tai yra pusė minimalios algos, tai šiai dienai sudarytų 423 eurai. Teismų praktikoje laikoma taip, kad būtent vaiką išlaikyti per mėnesį reikalinga suma yra visas minimalus atlyginimas ir jį turi mokėti lygiomis dalimis tiek mama, tiek tėtis. Į vaiko išlaikymo dydį kartais galima įskaičiuoti ir valstybės mokamą išmoką, vadinamus vaiko pinigus. Toms šeimoms, kurios yra bedarbiai arba kurie gauna minimalų atlyginimą, ši suma yra įskaičiuojama į vaiko išlaikymo sumą. Iš tikrųjų, kiekvienas šeimos atvejis yra labai skirtingas ir vaiko poreikius būtina įrodinėti. Todėl konkrečios sumos nei įstatymas nenumato, nei joks teisininkas jums konkrečiai neatsakys. Šiuo metu labai populiarus yra principas 50/50. Tai yra aktualu tiems, kas nori vaiko auklėjime dalyvauti lygiomis dalimis. Vaikas gyvena vieną savaitę pas mamą, kitą savaitę pas tėvą. Yra nustatoma konkreti bendravimo tvarka. Vis tiek yra privaloma numatyti ir vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą ir taip pat išlaikymo dydį. Jeigu šiuo metu svarstote apie skyrybas, apie santuokos nutraukimą, jeigu manote, kad kažkuriuo klausimu nesutarėte su sutuoktiniu, mielai kviečiu jūs į konsultaciją ir išsiaiškinti būtent jums aktualius klausimus, būtent santuokos nutraukimo kelyje.